Rokai, sveikas atvykęs į pirmąjį mūsų metinį interviu. Mažai žinantiems papasakok šiek tiek apie savo kelionę mėgėjų futbolį. Mažai žinantiems, kas jie iš vis žino, aš dabar galvoju. Mano kelionė, kaip ir daugelio vaikų iš kaimų, mažų miestų, taip įsivaizduoju, yra grįsta vandalizmo pasiekmėm. Nes pas mus buvo aikštėj už namo, tai yra krepšinio aikštelė, su pavogtais lankais, išlaužytom lentom. Lankus beje atnaujino, paros neišbuvo, man atrodo, nunešė vėl. Tai kadangi ten galėdavom žaisti tik tai, kas daugiau odos paliks ant asfaltų ir šukių, persikėlėm ant kažkokios bobutės darželio, nes augo 2 krūmai patogiai, pasidėjom džempus ir volia, futbolas. O toliau jau su draugu padarėm tokį tu neišdrįsi. Neišdrįsiu. Ir užsirašėm į tuometinį, man atrodo, Vilniaus futbolo akademiją. Grinai va iš tokio principo. Tai tas draugas mano po 3 treniruočių metė, aš likau keliem metam. Nu ir tada baigėsi šitą karjerą, pradėjau freelancint kiemuose ir sulaukiau nuostabaus pakvietimo iš FK Polonijos. Pakvietė į vieną treniruotę. Faina, įmušiu vienintelį įvartį iš visų toj treniruotėj. Sako, na jaunuolis neblogas, ateik čia į kitą treniruotę. Atėjau į kitą treniruotę ir jie manęs nebepriėmė. Tai čia trumpam baigėsi mėgėjų futbolo pasirodymas, bet paskui, man atrodo, Vilniaus futbolo kažkuriam poste ar forme buvo pasidalinta FK Rene kvietimu ateiti į treniruotę, tai jie ten jau kvietė kas moka futbolo ABC, pažįsta kamuolį, ten žino, kaip su juo elgtis. Realybėje iš tikrųjų kriterijai buvo, kad mokėk pinigus ir turėk pulsą. Viskas. Kadangi atitikau kriterijus, priėmė ir su jais buvo keletas smagių sezonų, kol komanda nesubyrėjo. Tada sekė Liberalų sąjūdis, po to Vova. Liberalų sąjūdis be labai didelį vaidmenį suvaidino Sviedinio gyvenime. O po Vovos berods buvo viskas. Tada jau perlipau į trenerio kėdę ir kažkaip atsidūriau šitoje kėdėje. Kokie keliai atvedė į Sviedinį? Sviediniui trūko žmonių. Va tokie ir atvedė. Pasirodo, Liberalų sąjūdyje mes, nepažinodami viens kito, su vienu iš Sviedinių įkūrėjų žaidėme, Paulium, linkėjimai Pauliui. Ir pakvietė į Sviedinį, nes trūko žmonių. O žmonių ten trūkdavo visada, nes dar nebuvo nusistovėjusi tokia įprastinė rotacija tų pačių veidų, jo labiau, kad buvo Sviedinys dar tik įsikūręs. Sako, ateik, sako, lygis tikrai neaukštas, nesudėtingas, galėsi daryti, ką nori, per save mušti. Tai suviliojo šitais pažadais. Jo labiau, kad, man atrodo, buvo gan ankstyvas pavasaris, tai dar laukia nieks nežaidė. Nebuvo iš tikrųjų daug pasirinkimų, kur nueit pažaisti. Atėjau ir va čia. 10 metų po, sėdžiu ir duodu interviu apie Sviedinį. Kaip jau minėjai, pats buvai ilgametis žaidėjas, tau dabar 33, tad tavo amžius SFL būtų auksinės vertės. Tai kas visgi paskatino užimti trenerio kėdę? Žaisti nemoku, labai paprastai atsakant. Bet šiaip su trenerio kėde prasidėjo viskas nuo to, kad vienu metu Liberalų sąjūdyje berods, nežinau iš kur ir kaip, bet mes gavom tikrą trenerį. Nes iki to laiko būdavo, vyrai ateikit treniruotis. Tas treniruotis tai būdavo susirinkam sportimui ir žaidžiam 7-7 ant ketvirčio. Manau, žanro klasika mėgėjų futbolo. Vienu metu iš kažkur gavom trenerį, buvusių profesionalų žaidėją, tik dabar dėja vardo pavardės neatsimenu. Ir jis darė tikras treniruotis, kur tu ateini, tu turi apšilimą, tu kažką darai ir jauti, kaip po truputį tobulėjai, arba bent jau iliuzija to susikūrė. Ir man labai tai patiko. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad aš norėjau jau nebetęsdamas savo žaidėjo karjeros Sviediny tęsti tą procesą, treniruotis, bet nebuvo kam tų treniruočių daryti. Tai pats aktyviai agitavau ir atsimenu, kad į pirmą treniruotę atėjo 2 žmonės. 2 žmonės ir aš čia skaičiau, kad tai yra didelė sėkmė, nes aš turiu su kuo treniruotis. Ir mes pasportavom. 1 savaitę, 2 savaitę, rinkomės visokiausiuose mokyklų stadionuose, nepjautos žolės, šunų minos paliktos, duobės,
pensininkai vidury aikštės ir panašiai, bet kažkaip tai nesustabdė mūsų ir mano nuolatinis zyzimas dėl tų treniruočių pradėjo pritraukti vis daugiau žmonių, nes jie tokie, tai jeigu ateisiu, gal užsičiaups. Ir kažkaip išsivartyti į tą trenerio rolę. O į aikštę taip ir nebegrįžau, nes gan greit supratau, kad negaliu vienu metu daryti dviejų dalykų gerai. Tai galiu būti arba geras treneris, kiek aš ten geras galiu būti, arba galiu būti geras žaidėjas. Vėlgi, bet abiejų išėjus į aikštę, kelis kartus esu bandęs, išeini į aikštę, kažką aš darai, tada pradedi kažkam aiškinti, žiūrėk, nuo tavęs pabėgo žmogus. Ir va taip. Tai nusprendžiau užsiimti galiausiai poziciją trenerio pusėje ir į aikštę grįžtų tik tai tais atvejais, kai jau ten nepavyksta net traumuotų prikelti iš mirusiųjų, kad išbėgtų, tai tada kamšau tas skylės šį sezoną. Paprastai negalėdami žaisti, žaidėjai neretai skundžiasi apie kojų niežulį, būnant šalia aikštelės ribų ir kaip norėtų įžengti ir kažką pakeisti. Kaip su tuo sekasi tvarkytis tau? Išsigydžiau šitą niežulį, suprasdamas, kad nesu baisiai geras. Tai tiesiog tokia realybė yra. Bet puikiai žinau tą jausmą, nes nekarto jo dalinosi mūsų komandos draugai. Tikriausiai geriausias pavyzdys yra Kapitonas, kur neduok die susitraumuoja žmogus, negali ramiai žiūrėti to futbolo. Tai pas mane jau kažkaip to nėra, pakankamai daug nežaidžiau, pakankamai daug ilsiuosi, kad man futbolas labiau dabar įdomus iš tokios gal analitinės pusės, kas vyksta, kodėl vyksta, kur vyksta, negu aš noriu išbėgti ir kažką padaryti. Jau nebenoriu, jau nebe tas. Tais kartais, kai susigundau ir pavyzdžiui mūsų vidiniuose pasižaidimuose išbėgu, tai labai greitai ta realybė į veidą kaukštelį ir prisimeni, kodėl tu čia pusę metų nebėgai į tą aikštę. Tai taip gražiai pasodina atgal ant suolo, aiškinti kitiem, kaip reikia bėgti. Kokie dalykai yra patys sunkiausi ir svarbiausi būnant trenerių mėgėjų futbole? Čia, kažkai tas pats išeina dalykas vienas. Gerai, pagalvokim. Ne, ačiū Dievui, su žmona turiu puikius santykius šiuo klausimu. Yra pasiektas susitarimas po tiek metų jau. Sunkiausi dalykai, manyčiau, yra treniruotis. Tikriausiai mačo dieną tas toks bejėgiškas žiūrėjimas, kas vyksta aikštėje. Iš tos pusės, kad tai, ką aš kaip treneris, sakykime, padariau iki žaidimo, tai yra viskas, ką aš galiu padaryti. Keitimai, ten sužiūrėti, kas kur geriau savo laiku, kad išeitų, tai, bet čia tokie minimalūs dalykai. Va čia gal tos nieštinčios kojos pasireiškia, labiau nieštinčios rankos, nes kepurę baigiu suplėšti plaukus, nusipešti bežiūrėdamas. Bet iš tikrųjų yra sunku žiūrėti, kai dalykai ne taip klojasi ar ne taip, kaip tarėmės vyksta. Labai sunku yra žiūrėti ir žinoti, kad minimaliai aš kažką galiu pakeisti. Bet tokia ta trenerio dalia. Aš labai ko pats nenoriu, tai tapti, kaip aš vadinu, PlayStation treneriu, kur stovi šalia aikštės, įsivaizduoji, kad turi pultelį ir visiems žaidėjams duodi komandas ir įsivaizduoji, kad jie dabar išpildys. Bėk, pasuok, muš, ką tu darai? Tai neveikia šitas mano požiūriu. Ir dėl to iškart mintis sukasi. Jeigu aš dabar nuimsiu šitą žaidėją, nes jam tai kažkas nesigauna, ką aš jam galiu pasakyti ar duoti, kad darytųsi geriau aikštėje grįžus. Turint omeny, kad jeigu mes to nesitreniravom, nesimokėm, tai tie pasakymai yra kaip gimtadienio norai. Aš panorėjau, o ar buvo, tai... Svarbiausia, šiaip sakyčiau, iš trenerio perspektyvos yra, vėl mano manimų, svarbiausia yra vesti pavyzdžių. Ir čia aš kalbu pavyzdžių, tai iš tos pusės, kad kokių standartų tikiesi iš komandos tą užsidegimą išlaikyti, nes jeigu, sakykim taip, treniruotis taptų man tik tai formalumu, kad tai čia ateisiu, kažką ten padarysim, tai kaip aš galiu žaidėjų tikėtis, kad jiems ten kažkas rūpės susirinkus. Jeigu man rungtynės yra vienodai, nieko nereiškia, tai vėlgi aš negaliu tikėtis iš žaidėjų, kad
jiems bus tai svarbu ar dar kažką. Tai manau, trenerio rolė šitoje vietoje yra neįtikėtinai svarbi visam komandos identiteto ir kažkokių tai elgesio modelių lipdyme. Sviedinį didžiajame futbole treniruoja jau 4 metus. Ar gali papasakoti apie komandos filosofiją ir kokius pagrindinius aspektus bandai įskiepyti žaidėjams? Tai manau, kas su mumis žaidė, tikriausiai patys pasakys, kad mūsų principas yra aukštas agresyvus presingas ir mes to norim realiai prieš visas komandas, prieš kurias žaidžiam. Vienintelė išimtis buvo gal, kai su Vilkais žaidėm ir turėjom 2 keitimus, iš kurių vienas aš buvau. Tai ten mūsų presingas būtų gal, nežinau, 6 minutę pasibaigęs. Bet filosofija yra labai labai paprasta. Per tiek metų mėgėjų futbole aš pamačiau tokį fenomeną, ypač žemesniuose divizionuose žaidžiant. Jeigu tu duosi varžovams kamuolį ir nieko su jais nedarysi, sakysi, žaiskit kaip norit, jie spirs labai toli. Tai koks skirtumas, ar tu atsitrauki kažkur giliau gintis, ar tu lipi aukščiau ant jų, jie vis tiek spirs tą kamuolį toli. Tai iš to gimė mintis, kad ką mes galim pakeisti? Mes negalim jiems atimti to ginklo iš arsenalo, bet mes galim padaryti, arba bent jau pasistengti, kad tas visas spardymas į toli būtų mūsų sąlygomis, o ne jų. Tai vadinasi, kad nespėtų išsirinkti paso, kad nespėtų pažiūrėti ir tada mes jau susirinkam kamuolius ir stengiamės laikyti kamuolį. Bent jau D divizione, manyčiau, šitas tikrai veikia. C divizione, ne, bet taip, stipriai kaip rodo praeitą sezono rezultatai, kur mes ten bandėm presinguoti, baigėsi dantimi bordiūrą, bet pasidarėm išvadų, tai filosofija žaidimo tokia paprasta, kas dėl taktinio modelio, o kas dėl, sakykime taip, atmosferos bendros, tai yra labai paprastos 2 taisyklės, kurias aš manau jau šiuo metu yra visi įsisavinę, apie jas net kalbėti nebereikia. Tai pirmas, aikštėje jokių dramų. Jeigu tau kažkas nepavyko, neperėmė kamulio, neteisingai pramušiai, ten nepataikiai, nepavyko triuko padaryti. Komandos draugas nedavė paso, dar kažko. Mes nedarome tų labai populiarių skėsčiojimų rankom ir ten kažką kaltinimo. Ne dėl to, kad mes labai faini žmonės esam, bet elementariai dėl to, kad yra aiškiai pas mus, manau, jau įskiepita, jog kiekvieną kartą, kai tu nusprendi padaryti dramą ir pamojuoti rankom ir koks čia pasaulis neteisingas, tavo komanda lieka žaisti 10. Nesvarbu, kiek ilgam, bet mes žaidžiam 10, kol tu atliksi performansą šitą. Tai mes nenorim žaisti 10. Kažkaip pavyko šitą išgyvendinti lauk. O kitas labai susijęs su tuo yra, kad stengiamės neėsti savų. Replikos visos ten, ypač į savo žaidėjus, neigiamos replikos yra visiškai vienareikšmiškai trenerio jurisdikcija. Ir jeigu kažkas nori iš trenerio šitą rolę perimti, tai taip sakant turi peržengti trenerio šaltą kūną ir tada galės. O kol to neatsitiko, tai lazdų duoti pasilieka teisė tik tai treneris. Ir kažkaip visas šitas gerai veikia. Pereikim prie Sviedinio pastarojo sezono. Šiemet užimta 2 vieta, įvykęs debiutas LFF taurėje, kaip bendrai vertintum sezoną? Tai gal nuo LFF taurės pradėsiu, nes debiutas buvo trumpas. Mano asmeninė nuomonė, ir gali cituoti šitą nuomonę laikraščiuose ir žurnaluose, LFF nenori, kad mėgėjai žaistų futbolo taurėje, nes biurokratinė našta, vien šitas, visus ten užtikrinti, kad peržiūrės tuos fair play mokymus, pasirašys, atsiųs dokumentus, tarkim. Bet tas nusistatymas, kad visą laiką žemesnio diviziono komanda yra šeimininkė ir turi nuomoti stadioną, tai mėgėjų futbolo, taip sakant, ir taip ten tais finansais sunku būna kartais, o čia dar labiau nori į dugną nustumti. Bet apart to, turėjome varžovus iš Prienų, žaidžiančius tikrai pajėgiame lygyje ir, taip sakykime, lažybų bendrovės nedavė mums daug šansų. Buvo tikimybė pastačius vieną bananą gauti vieną ir žievę antro. Bet mes išėjom į šitą, kaip į Čempionų lygos finalą. Tie, kas matė tas rungtynes, o matė pasirodo Trakų fanai,
kurie pasiliko su būgnais palaikyti mus, nes aprangas matai panašias. Tai, už kiekvieną aikštės centimetrą LFF aikštėje kovojom. Ir mūsų gynėjai, tas tandemas, kuris žaidė, aš manau, jie likus sezoną nesužaidė geresnių rungtynių kaip tą kartą, nes ten torpedos, tomahawkai ir dalgiai skraidė, bet visi kamuolį, kaip bebūtų keista. Ir tempas buvo beprotiškas. Aš pamenu 70 minutę, kadangi kita naujovė, ribotas keitimų skaičius, gal 70 minutę vieno žaidėjų mane atsisuka, sako, Rokai, nebegaliu, koja traukia. Sorry, neturiu keitimų, jau visus išnaudojau kitiem, kuriem kojas traukia. Tai paėmė. Gerai, dar 10 minučių. Ir išbėgo tas 10 minučių. Nusileidom garbingai 2-1, įmušėm vieną baudinį, bet emocijos buvo tokios, kad, atrodo laimėjom iš tikrųjų. O dėl sezono, tai prieš sezoną buvo toks papildomas tikslas iškeltas. Aišku, tikslai buvo prizinės vietos, kelialapis į C divizioną. Bet papildomas tikslas buvo toks, aš nežinau, ar daug kas jį girdėjo, bet aš pasakiau taip, jeigu šita komanda su šita sudėtim neišeina į C divizioną, tai reikia tada treneriui kabinti švilpuką jau ant vinies, nes ne šiaip, kad neduoda naudos komandai, bet aktyviai trukdo komandai žaisti, nes surinkom tikrai gerų žaidėjų. Ir su jais nelaimėti kelialapio, tai čia jau kažkoks pagalys ratuose turi būti. Tai pavyko užsitikrinti priešingai negu Erikui Ten Hagui trenerio kėdę kitam sezonui. Tai sakyčiau, geras sezonas. Tikrai rodėm gerus rezultatus, daug įvarčių, kas gal kontrastuoja su mūsų praeitų pasirodymų D divizione. Mes tikrai niekam gyvenime 15 nebuvom atseikėję. Tai šį kartą turėjom daug stipresnį puolimą. Bet šitas sezonas buvo šiek tiek per ilgas. Mes dar ir draugiškai, berods 4 sužaidėm prieš sezoną, tada LFF taurė, tada iš karto ding-dong, bing-bong su Pilk sniego aikštėje, kur pranašiškai sakiau, kad šitie daškai grįž mums įkasti dar į Pasturgalį, taip ir buvo. Tada šiaip ilgesnis sezonas, tada SFL taurė, kur įveikėm Trakus ir tada gavom Vilkus, nes kodėl ne? Taip jau burtai išmetė. Ir tos papildomos kelios rungtynės tiesiog labai jautėsi, kad komanda savo piką pasiekė kažkur antro rato pirmoj pusėj. Taip, aš manau, kad ir su komanda kiek šnekėjau, kad mes daugiausiai ko atidavėm tai Utenoj rungtynėse su jais. Ir po to jau forma taip stabiliai pradėjo važiuoti žemyn, neatimant nieko iš jaunimo, kurie mus nugalėjo. Bet tiesiog patys jautėmės jau labiau pavargę, labiau išsekę, pradėjo daugiau traumos reikštis. O paskutiniam rungtynėm su Mostiškiam, tai mes ten vežėm visus, kas legaliai žaisti galėjo. Tai puolime ir vartininkai išleidom, ir aš išbėgau, ir gynėjai ten puolime žaidė praktiškai. Žodžiu, traukim ką galėjom. Ilgas, sunkus sezonas, bet galiausiai baigėsi ir dabar beliko smagiausia dalis jį uždaryti. Lyginant su pernai metais, kuomet teko iškristi iš C diviziono, kuo pasikeitė komanda per šiuos metus ir ką pavyko patobulinti? Nežinau, ar tai labai daug keičia, bet atsijauninom šiek tiek per ten tą vidurkio 0,2 kokius. Šiaip, sakyčiau, pagrindinis skirtumas tas, kad pavyko labai sustiprinti gynėjų grandį ir išspręsti didelę problemą ten, nes C divizione prasileidom rekordinį skaičių baudinių į savo vartus 11 metrų. Kažkaip reikėjo išmokti tą pamoką, kad, jeigu bandysim nuspirti žmogaus koją už aikštės ribų savo baudos aikštelėje, gali tai baigtis. Tai čia labai pastiprėjom, labai sustiprinom saugų grandį, ypač rotacijos klausimų, nes dabar mūsų pagrindas ir tie saugai, kurie kyla nuo suolo, yra labai lygiaverčiai. Šiek tiek skirtingo profilio žaidimo, bet nėra taip, kad tu išmeti žaidėjai į aikštę ir
sukryžiavęs pirštus ir sukandęs dantis toks, nepadaryk dabar nieko. Tai tas labai pridėjo mums galimybę palaikyti aukštą tempą rungtynių metu. Bent jau sezono eigoje buvom atradę sėkmingą formulę mūsų krašto puolėjams, kaip reikia mušti, nes 2 krašto puolėjai, abudu D diviziono top scorerių sąraše ir pagrindinio puolėjo kaip ir neturėjom šį sezoną labai ilgą laiko dalį. O kai turėdavom, tai ten žaisdavo žmonės, kurie šiaip nėra puolėjai. Tai taip ir gaudavosi, kad jie mažiau pasižymėdavo. Iš dalies dėl to, kad neateidavo dažnai. O vat tie, kas ateidavo, reguliariai ir sumuždavo. Tai realiai visur patobulėjom, visur sustiprėjom. Dabar reikės dar šiek tiek pasistiprinti tarp sezonį. Ir, manau, būsim nusiteikę aukštiem tikslam kitais metais. Sviedinio šių metų rezultatų intervalas nuo 15-0 pergalės iki 1-7 pralaimėjimo. O kokios rungtynės tau pačiam labiausiai įsiminė? Gerąja prasme, manyčiau, labiausiai įsiminė pirmas mačas su Utena. Turėjom varžovą, ženginį, man atrodo, tuo metu pirmoje vietoje be pralaimėjimų, visus šluoja nuo kelio ir nežinom iš tikrųjų, ko tikėtis. Ir manau, tas rezultatas, kurį pasiekėm, šokiravo mus pačius šiek tiek, tikrai ne į gerą atėjo. Aš aišku girdėjau, kad ten Utena prieš tai kažkokį turnyrą žaidė, ne visus žaidėjus atsivežė, krašto gynėjai vartus berot statė, komplektacijos problemų tikrai turėjo. Bet mačas buvo tikrai geras, ta prasme, žaidėm taip, kaip norėjom žaisti. Išpildėm visus planus ir rezultatas buvo wow. Aišku, po to sekė nuopolis, nes tai Užgiris, tai ką čia dabar Užgiris, baigtų, ar matei, kaip jie žaidžia? Neatsimenu, su kuo Užgiris buvo labai abejotiną rezultatą, prieš tai pasiekė berods. Nu ir tada tiek pirmam, tiek antram rate padėjo jie mus į vietą. Gal pirmam rate buvo labiau netikėtumo elementas, kur mes jau galvojom čia jūra iki kelių ir tada atėjo jaunimėlis ir parodė, kaip iš tikrųjų viskas vyksta. Antram rate jau žinojom, ko tikėtis, bet vis tiek neatlaikėm to tempo. Tik tiesa, Užgiriui panašu nutiko tas, kas mums nutiko pirmam rate po tų gerų rezultatų, kad tiesiog negali komanda pasirodo tiek išlaikyti to aukšto tempo visada. O blogąją prasme, kurios įsiminė labiausiai, gal su Pilkais. Pagal visus žaidybinius parametrus mes turėjom laimėti. Aš vis dar taip manau. Ir galėjom laimėti. Bet nebuvo ten futbolo. Jeigu tu paspiri kamuolį riedėti ir jisai aplimpa sniegu ir jau gali sniego senį statyti iš jo, tai kas ten iš to gaunasi? Plus, vis dar nešu nuoskaudą Pilkams. Mes prašym persikelti rungtynės ir į sezono galą siūlėm ir aikštę kitą surasti ir nieko jie nepasijudino, jiems matai nerūpėjo. Tai, ką žinau, kažkokią karmą matyt, kai patys po to nebegalėjo nuvažiuoti rungtynės. Tai va taip. Bet jo, ten buvo chaosas ir vis tiek mes galėjom iš to chaoso pasimti taškų, bet gavos kaip gavos. Kamuolys apvalus, nebent žaidži su Pilkais, tada jis būna kažkoks epsiloido formos. Pernai debiutas C divizione tikrai nenusisekė, užimta 8 vieta. Ko turėtų vengti komanda, kad nepasikartotų tas pats likimas? Kaip manai? Kaip tu galvoji, ko reikėtų vengti? Tai reikėtų vengti praleisti daugiau negu įmušį. Ne, jeigu rimtai, pagrindinės problemos, manau, buvo komplektacijoje ir ne tik tame, kokius žaidėjus turėjom, bet kaip jie buvo naudojami. Tai tos pamokos, manau, buvo išmoktos. Aišku, yra dar vietų, kur mums reikia pasistiprinti tikrai. Tai jeigu kažkas žiūri šitą video ir ieško komandos, galim pakviesti peržiūrą. O šiaip, manau, kad dabartinis kolektyvas yra pajėgus konkuruoti C divizione. Ir tos pagrindinės pamokos būtent gynybos grandyje, pačiam žaidime priekyje, nes atsimenu net
Viesulas berods savo apžvalgoje rašė, kad išskirtinai prastą realizaciją turėjom, kur ten iš 1,5 metro sugebam nepataikyti vartus, kur atrodo, kad nepataikyti reikia didesnės pastangas įdėti negu pataikyti, bet mokam. Tie dalykai bent jau dabar D divizione žaidžiant šį sezoną kaip ir susitvarkė. Aišku, C divizione bus sunkiau, komandos pajėgesnės, bet optimistiškai kol kas žiūriu. Pažiūrėsim, kokios formos susirinks vyrai prieš sezoną, gal tas optimizmas baigsis. Kaip žinia, tarp sezonių trenerio darbas nesibaigia, ypač mėgėjų futbole, kur kasmet tenka kažkiek atsišviežinti sudėtį. Ar jau turi nusibrėžęs esminės pozicijas, kurias stengsiesi sustiprinti? Visas, kaip sako, geras žaidėjas nieko negadina, jokios vagos, tai pagrinde mums reikia stiprinti, labai norėtųsi centro gynybą. Sustiprinti taip pat puolėjų reikėtų įvairiausio plauko, tiek centre, tiek krašte žaidžiančių. Krašto gynėją priimtume. Kur esam šiuo metu bent jau atrodo gerai pasiruošę, tai vartininko srity. Tai čia ne pirmo svarbumo gal komplektacinė užduotis. Bet ir vėl aš prisimenu pirmam sezone, kai Sviedinys turėjo užregistravęs 5 vartininkus. Ir antram rate turėjom aikštės žaidėjas statyti vartus, nes kas sulūžo, kas negalėjo, kas išvažiavo, tai niekad nežinai, kada gali prireikti. Bet šiaip žiūrėsim per atranką ne tik pagal poziciją žmonės, kas kaip tinka, bet ir šiaip kaip į kolektyvą klijuojasi, nes gali būti geras žaidėjas, bet matėm visokiausio plauko tų gerų žaidėjų. Tai norėtųsi, kad nuo vieno gero žaidėjo po to visa komanda neišbirėtų. Pabaigai, kokie Sviedinio tikslai ateinančiam sezonui? Tai planas minimum yra nekartoti istorijos, bet šiaip matau, kad su tuo mums sunkiai sekasi, nes grįžom į D divizioną, pakartojom istoriją, antra vieta, tai vis tiek norėčiau tikėti, kad ne. O šiaip tas planas minimum neiškrist atgal. O planas maksimum, tai be abejo, prizinės vietos. Susistiprinti naujais žaidėjais, pastiprinti tas grandis, kurias išvardinau, pasišlifuoti, pasitreniruoti ir tada kovoti dėl kelialapio aukščiau. Bet tam galimai reikės paaukoti vėl taurę kokią, nes nelabai mes mokam komplektuoti savo grafiką aplink visokias taures. Optimistiškai dabar nusiteikęs esu visai. Vis tiek tas sidabro medalis tokių vilčių duoda, kad bus visai gerai.